Sveiki visi, su jumis laida Finansų akademija ir aš laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Vieniems galvos skausmas, kitiems tikra palaima. Finansinio raštingumo ugdymas su tėvais ir vaikais. Tai šiandien savo ekspertinėmis įžvalgomis ir žiniomis pasidalins finansinio raštingumo vaikų temoje ekspertė, specialistė ir vaikų numylėta auklėtoja, gal net taip būtų galima pavadinti, versli klasė įkūrėja Viktorija Vegelytė. Sveiki atvykę. Sveiki. Tai ar dažnai gąsdinate tėvus su tuo finansiniu raštingumu? Iš tiesų visada galvojau, kad esu vaikų siaubas, ar ne, nes mokinu vaikus ir taupyti, ir investuoti, ir galvoti, ką perka, ko neperka. Tačiau paskutiniu metu, komunikuodama vis labiau ir labiau su tėvais, supratau, kad esu tėvų galvos skausmas, nes pradedu labai plačiai kalbėti būtent apie kišenpinigių naudą ir mokėjimą. Ko pasiekoje vaikai tą išgirdę, jog gaus pinigų, iš tėvų pradeda to reikalauti. Tai tėvai ne visada pozityviai reaguoja į tą vystymą. Kišenpinigių mokėjimą? Oi, tikrai ne, todėl kad labai dažnai tėvai traktuoja, jog taip krenta pinigai iš dangaus, ar ne? Bet tai yra būtent tai, ko mes ir mokiname vaikus - finansinės atsakomybės. Žinai, aš labai dažnai kartoju tokį pasakymą, kad jeigu norite, kad jūsų vaikas važiuotų dviračiu labai atsakingai, kruopščiai ir mokėtų nuo jo nenukristi, turite duoti dviratį. Kitaip negalime to reikalauti. Lygiai tas pats yra ir su finansais. Jeigu norime, kad vaikai mokėtų jais naudotis, turime duoti pinigų. O kalbant apie pačius vaikus, kas jiems yra įdomu finansiniai visoje šitoj kelioniai? Iš tikrųjų vaikams šiuo metu aktualiausia yra išsikelti tikslus, ko jie nori, ir jų tikslai iš tiesų yra ganėtinai aukšti. Seniau, tarkim, kai pradėjau edukuoti prieš kokius 5 metus vaikus finansinio raštingumo, jiems buvo svarbu pinigai, o jau kai bus, tai bus. Bet dabar vaikai keliasi realistiškus tikslus ir mano nuostabai, mes galvojame, kad vaikai yra pakankamai dar tokia grupė, kuri nežino, ko nori, nežino, kaip viską susidėlioti, žino, tik jie neturi įrankių to padaryti. Aišku, dabar vaikai pagrindinė dalis, tai nori įsigyti kompiuterius ar ne, žaidimus, prabangos prekes. Iš mergaičių pusės pastebėjau, jog mergaitės nori veiklų. Labai daug kas iš vaikų pradėjo taupyti stovykloms ir nenuostabu, matėme, kiek jos kainuoja, ar ne. Tai iš tiesų vaikai tauposi taupykliams, bet vis tiek dar išeina prabangos prekės pirmoje vietoje. O kokia yra tėvų įtaka? Visai neseniai turėjom laidą su psichoterapeutu, kuris irgi pasidalino to, jog daug kas mūsų tų įsitikinimų susiformuoja būtent vaikystėje. Tai kur tėvai kitą kartą, klaidas galbūt kažkokias daro visiškai nežinodami. Aš sakau, jog tėvai mes klaidų niekada nedarome. Aš pati auginu 2 nuostabės dukras paauglės, tai galiu drąsiai pasakyti, ne, vaikai, mes tėvai klaidų nedarome. Bet iš tiesų yra toks dalykas, jog mes visada galvojame, jog vaikai yra dar per maži suprasti tam tikrus dalykus. Labai dažnai girdžiu tą pasakymą, kad ši karta tai prarasta karta. Ir tai yra netiesa. Šio laikmečio vaikai yra labai gabūs, išmanūs, jie labai daug išmano įvairių dalykų. Tačiau vėl pasikartosiu, nėra sąlygų vaikams augti ir tobulėti. Ir būtent čia grįžtame prie to, jog mes tėvai turime tam tikras taisyklės, kurios susiformavo mūsų auginant ar ne tam tikrų taisyklių. Ir ko pasiekoje mes bandome arba daryti kitaip, neatsižvelgdami iš tiesų, koks yra pats vaikas. Tai iš psichologinės pusės be abejo mes atnešam tam tikrus dalykus į vaikus, neatrinkdami, ko reikia vaikams. Mes taikome tai, ko negavome arba gavome per daug. Tai tą ir atnešam. O ar dažnai šeimose tėvai bendrauja su vaikais būtent apie finansinės temas? Aš taip, bet didžioji dalis tikrai ne. Ir aš labai dažnai tėvams sakau, kad jeigu norime, kad vaikai turėtų suvokimą, jie turi matyti vizualiai visą suvokimą. Kiek jūs gaunate atlyginimo, kokios yra išlaidos, rašykite ant balto popieriaus lapo.
Atsimenu, gal prieš kokius 4 metus aš ant balto popieriaus lapo rašiau vaikams, koks yra mano atlyginimas ir už ką mes turime sumokėti. Vaikams buvo staigmena, kad mes mokame už šiukšlių išvežimą arba, tarkim, kai gyvename bute, ar ne, už laiptinių valymą. Tuo prasme, kodėl mes turime už tai mokėti? Ar ne, vaikams yra įvairūs dalykai staigmenam. Aš manau ir esu įsitikinusi, kad tėvai turi su vaikais komunikuoti ne tik apie vaikų pinigus, bet ir apie tai, kiek šeimoje yra pinigų. Ruošiatės važiuoti į kelionę, skaičiuokite kartu, ieškokite, rodykite, kiek viešbučiai kainuoja, kokios kainos, kokie bilietai. Jeigu šeimoje nėra pinigų arba, sakykime, yra tas sunkesnis laikotarpis, transliuokite tai, parodykite tai vaikui ir pasakykite, kurioje vietoje šiuo metu mes turėtumėm, truputėlį kažko atsisakyti, bet laikinai. Labai dažnai pastebiu, kad parduotuvėje ateina tėvai ir vaikai nori tam tikro skanėsto, daikto. Ir ką tėvai sako, neturiu pinigų. Bet vaikas pasižiūrėjęs, ypač nuo 5 iki 8 metų, jis pažiūrėjęs į pirkinių krepšelį nesupranta, tai kodėl tu perki batoną, kodėl tu perki šampūną, kiaušinius ar dar ko nors, juk tu sakai, neturi pinigų. Ir vat iš karto formuojasi, ar ne, tas vaiko pamastymas, kad neturi pinigų, bet perku. Taip. Tai mes turime aiškiai parodyti, kad šiuo metu mūsų biudžetas yra toks ir mes perkame šios būtinus dalykus. Šią savaitę šio daikto mes tau nenupirksime, bet kitai savaitę galime pasistengti. Turime komunikuoti ir parodyti vaikams iš tiesų, kokia yra situacija. Taip. Ir čia gal tada iš karto yra susijęma su šeimos prioritetais, kad šiuo metu mes prioritetizuojam savo išlaidas ir pajamas pačias išleisti kitur. Ir jau po to, kai bus galimybės. Kokia yra finansų taisyklė, ar ne? 30, tai yra 50, 30, 20, ar ne? Puikiai žinome, 50 yra mūsų pagrindinės atsakomybės, dėl ko mes negalime išgyventi. 30% skaitosi jau mūsų poreikiams tenkinti ir būreliai ir panašus dalykai, ar ne? O 20% eina į taupimą arba investavimą. Tai būtent, kada mums neužtenka ties 50%, mes turime žiūrėti, kas vyksta su ties 30%. Taip. Tai, ką aš kalbu, mes labai dažnai kalbame su suaugusiais, o aš kalbu su vaikais. Ir atrodo, ta prasme, kaip tu gali kalbėti su vaikais tokiais sudėtingais dalykais. Bet aš kalbu pavyzdžiais, ar ne? Kas įeina į 50, kas įeina į 30, kaip vyksta, kas vyksta. Vaikai yra daug supratingesni ir labai labai išmanus, jeigu mes suteikiam tam progą. O kaip dažnai tėvams reikėtų turėti tuos pokalbius? Ar juos kažkaip oficialiai parengti, kad šiandien kalbam mes apie šeimos finansus? Dabar tave pasodintų ir sakytų, žiūrėk, va dabar mes nuo šiandien pakalbėsime. Apie pinigus. Apie pinigus. Kokia tavo reakcija? O Dieve, paskaitė knygą, moralas, paskaitė knygą, paklausė Vėgelytės paskaitos, tai dabar prasidės. Ne, iš tiesų tai turi būti natūraliai vykstantis veiksmas. Labai natūraliai vykstantis veiksmas. Einate į parduotuvę, pasidarykite sąrašą. Pasiskaičiuokite. Aš kalbu apie tuos mažuosius mažylius. Tie, kurie turi paauglius, nepykite, bet jau ten turi būti. Dabar žiūrėk, nuo šiandien bus taip ir taip. Bet kada mes kalbame apie mažylius, integruokime į visą tai, ar ne? Aš, pavyzdžiui, kai mano dukros buvo mažos, parduotuvėje aš kaip išmokiau jas stebėti kainas, ar ne? Ir sakydavau, dabar suraskite man produktą, kurio kaina yra 3,99 €. Ir jos bėgiodavo, ieškodavo kainas, ar ne? Vėliau kitą kainą pakeitė. Arba būdavo, kad kada mažesnės, išsirinkite daiktą, kurį galėsime nusipirkti, kurio kaina yra 0,99 €. Ir jos bėga ir ieško, ar ne, būtent tos kainos. Tai tokie maži žingsneliai supažindinti mažuosius vaikus aplamai su kainomis, su visais tais dalykais, jau turi būti natūraliai, tiesiog natūraliai. Ir nereikia nieko per daug planuoti? Kada mes kalbame apie kišenpinigių mokėjimą, planavimas privalo būti. Kišenpinigių mokėjimas, ar ne, yra būtent ta dalis, ties ko mes ateiname ir mes jau integruojame vaiką pilna koja būtent į finansų pasaulį. Bet iki tol? Iki tol tiesiog kalbėkite
tikrai kas vyksta, ar ne? Nedarykime, kaip aš sakau, to melo. Mes reikalaujame iš vaikų, kad būtų sąžiningi, bet patys vaidiname, jog kažkas vyksta, nors taip nevyksta. Ar ne? Jeigu mes turime, mes turime. Jeigu neturime, neturime. Kiek turime, kodėl turime ir ką mes įsigysime už visą tai. Kada mes nuo mažens su vaikais tiesiog komunikuojame, kada tai visą tai tiesiog turi vykti natūraliai. Natūraliai. Tas pasakymas, šiandien taupome. Ką reiškia taupome? Dėl ko mes taupome? Kas vyksta? Važiuosime į kelionę. Ar tu žinai, kiek kelionė kainuoja? Nežinau. Niekas manimo manęs nesakė. Ar ne, nuperka daiktą, dviratukas galbūt netaip saugomas, ar ne? Dažniausiai tėvų reakcija. Ar tu žinai, kiek jis kainavo, kiek tėčiui dirbti reikėjo? Nežinau, nes su manimi apie tai niekas nekomunikuoja. Ar ne? Na, jeigu mes kalbėtumėm apie tokius elementarius dalykus. O kai tėvai pasirenka rūpintis, sakykime, vaikų finansinę ateitim ir kaupimą pradeda, ar vaikai turėtų žinoti, jog tėvai tai daro? Taip. Vėlgi man iš karto kyla klausimas, o kodėl ne? Mes ruošiame vaiko sąmoningumą ir suvokimą dideliai sumai, kurią jis gaus. Jeigu mes, šiaip kokiu tikslu mes slepiame, ar ne? Ar vaikai pareikalaus dabar pinigų? Ne. Jeigu reikalauja, tai tada kokio sąmoningumo vaiką mes auginame. Taip. Bet aš esu tos nuomonės, kad jeigu aš kaupiu vaikui, aš taipogi tą darau, tai mano vaikai stebi kasmet, koks yra pokytis. Ko pasiekoje jis supranta, kas vyksta su kaupiamaisiais ar ne fondais, kas vyksta su investuotais pinigais, pradeda skaičiuoti, kokiegi bus galutinė suma. Ir šitaip mes formuojame vaiko suvokimą, kam yra taupomi tie pinigai. Kodėl aš kaip mama nusprendžiau atidaryti šį fondą ir kaip manau, kodėl šitie pinigai turi būti kaupiami ir kam jie bus skirti. Ar ne? Mes jau formuojame vaiką. Dabar žiūrėkite, mes nesakome, esame šaunuoliai, kaupiame, sukaupėme, nežinau, 40 000, aš čia taip ar ne iš oro sakau sumą, sukaupėme 40 000, vaikui su 18 metų, aukso puodas. O kas vyksta su laimėjimais? Mes visi puikiai žinome, nei vieno laimėtojo nėra likę, ar ne? Pinigų nėra likę. Labai greitai esame linkę atsikratyti tų pinigų. Nes tai iš dangaus nukritę pinigai. Jeigu mes neformuojame mąstymo, kam jie skirti, kam aš taupiau, kokią viziją ar ne turėjau, net jeigu ta vizija ir prasilenkia su vaiko vizija, ar ne, bet vaiko pasąmonė jau formuojasi, kad tai buvo, ne šiaip kažkam, ar ne, bet tai yra pagrindas, kad ar pirmam įnašui, ar mokslam, galų galia automobiliui, jau ką norėsi, tą darysi, bet mes jau formuojam vaiko suvokimą, kas vyksta su tais pinigais. Nematau tikslo slėpti. Ir tai irgi neturėtų būti atsisėdam pakalbėti? Šitoje vietoje, bet kokiu atveju, be abejo, koks vaiko amžius. Be abejo, mes turime daryti tą žingsnį, kad mano kaip mamos patarimas, kaip aš ar ne pradėjau daryti tuos visus žingsnius, tai visų pirma pradėjau duoti kišenpinigius. Kišenpinigiai iš tikrųjų yra ta tema, kuri ir padeda mums judėti tinkamą linkme. Nes realiai mes duodami vaikui, kad ir 2 eurus į savaitę, jeigu čia mažieji vaikai, ar ne, duodame 2 eurus į savaitę ir sakydami, juk čia yra tau, tu kam nori tam gali išleisti, ar ne, bet tada manęs penktadienį neprašyk nupirk šokoladuko, nes tu kaip ir turi, ne, savo pinigų. Mes po truputėlį jau darome tuos žingsnius, ar ne, kad kalbėti su vaikais, atsiranda pinigai, kas čia vyksta su pinigais. Kišenpinigiai būtent yra ta dalis, kada mes pradedam su vaikais komunikuoti būtent šiomis temomis. Ir žiūrint, kokie yra tie pirmieji terminai, su kuriais tėvai, turėtų pradėti. Nuo kada, ar ne? Ir nuo kada ir apie ką? Nuo kada? Statistiškai žiūrint, ar ne, ir psichologai visada jau yra sutarę, kad nuo 5 metų jau yra būtent tas amžius, kada mes turime pradėti komunikuoti. Aš sakau, kad mes turime komunikuoti nuo tada, kada vaikas pirmą kartą parduotuvėje paprašo tavęs ko nors nupirkti. Kodėl? Todėl, kad reiškiasi, vaikas puikiai supranta pinigo ir daikto mainų sistemą. Jis jau supranta, kad norint gauti, aš kažką turiu padaryti, kažkokį veiksmą,
kad visa tai būtų. Na ir va tada prasideda ta pagrindinė komunikacija, ar ne, kada mes su vaiku turime apie tai komunikuoti, ar ne, kad tas kainuoja tiek, mes dabar ateiname, sumokame tiek, dabar duodame pinigus, kortelė yra pinigai. Tai yra paviršutiniški žodžiai. Dievas mato, tėvams tai yra labai labai sunku. Iš pat pradžių tikrai atrodo, oi, čia aš entuziastingai, oi, dabar išmokysiu viską, pasakysiu, padarysiu. Nuotaikų kaitos, ar ne, ir prasideda, čia dar jisai per mažas, kam čia reikia ir panašiai, bet reikia. Jeigu jau atsiranda pas vaiką suvokimas, kad vyksta pinigų mainai, vadinasi, laikas pradėti komunikuoti. Leiskite vaikams patiems daryti veiksmus. O kaip yra su tais tėvais? Ir tikiu, kad pati dažnai girdit šitą frazę. Kokia? Manęs niekas nemokė, aš irgi nemokysiu, gyvenimas išmokins. O taip, gyvenimas išmokins daug įvairių klaidų. Aš nesakau, kad vaikai užaugę tiek finansinio raštingumo edukacijose, ar ne, kurie lanko pas mane, tiek tie, kurie išgirsta tam tikrus kursus ir vaikus mokina. Be abejo, patirsime klaidų visi ir patirs ir vaikai tam tikrų sprendimų, ar ne, kurie nebus galbūt teisingi, bet jų patirs bent šiek tiek mažiau, ar ne, arba nebus tokie skausmingi. Seniau kažkaip buvo susiformavęs toks įdomus suvokimas, mąstymas, buvo gėda kalbėti apie pinigus. Dar vaikystėje atsimenu, kai kieme visi kalbėdom, kokį automobilį tavo tėtis vairuoja, o ką jisai dirba, o kas tas, o kas tas. Dabar to nebėra, mes dabar visi labai akivaizdžiai tą matome, ar ne, socialinė erdvė, bet būtent, kaip pasakyti, būtent va tas ir yra atėjęs. Va tas yra pas mus atėjęs, kad nepasakoti, nesakyti, nekalbėti, ateis laikas ir išmoks, aš nemokėjau, pasidariau. Bet tas laikas, iki kol tu supratai, kiek buvo visko, ar ne? Elementariai. Aš auginu 13 ir 11 metų dukras. 13 metė dukra manęs klausia, mama, kodėl mokykloje nemokina mūsų apie mokesčius? Tai yra ta tema, kuri yra svarbi. Pusė suaugusiųjų nesupranta, kam yra mokami mokesčiai. Ir kurie yra panaudojami. Ir kurie yra panaudojami. Nes dažniausiai, žinai, kaip yra skaluojama, čia sumokama, kas mums iš to. Be abejo, kiekvienas turime, ar ne, savo nuomonę apie tam tikrus dalykus, tačiau esminiai mokesčių mokėjimai, na, jie turi būti suprasti ir turi būti pateikti vaikams. Žaidimo forma, ar ne, kitokia forma, kad yra elementari, ar ne, vat, kaip ir yra labai gerai pasakiusi, ar ne, Thatcher, kad norite užauginti vaikus finansiškai atsakingus, nupirkite vaikui ledų porciją, bet atsikąskite. Ir palikite tai. Ir palikite taip. Kodėl? Nes tai yra suvokimas, kad tu negali gauti 100%, ar ne? Yra mokesčiai. Ir kada tu sulauki 18 metų ir nuo tada pradedi mokėti visus GPM-us, ar ne, ir taip toliau, tada atsiranda ta prasme. Apie ką visą tai? Tai jau geriau pradėti edukuoti dabar, net jeigu tėvai ir galvoja paviršutiniškai, bet pasąmonėje tai išliks vienareikšmiškai. O kaip galima tada pagelbėti tėvams, kurie šitų žinių neturi ir norėtų, pavyzdžiui, savo vaikam jo perduoti sveikesnį pinigų valdymą ir realų pinigų valdymą ir suvokimą, kokia yra situacija, kaip vaikšto tie pinigai, kas tėvam padės šiuo atveju? Tėvam padės šiuo atveju duoti vaikams nuoseklius kišenpinigius. Aš kaip užsisukdama grįžtu prie tos pačios temos, duokite vaikams pinigų ir leiskite jiems patiems su jais susidoroti. Taip, pirmą kartą jie išleis visus, leiskite. Aš labai dažnai kartuoju, jeigu norite mokyti vaikus finansinio raštingumo, leiskite jam išleisti visus savo pinigus, o tada pakalbėkim. Kaip tu jautiesi? Ką tu nusipirkai? Kiek laiko taupiai? Kaip tu jautiesi su šiuo daiktu, ar ne? Ir labai dažnai vaikams užtenka to pokalbio. Užtenka, nes tada, kada mes leidžiame vaikui taupyti, bet kontroliuojame tuos pinigus, ko mes jo mokiname? Mes mokiname būti mūsų pačių suvokime. Taip. Bet vaikas mąsto kitaip. Tai, kas mums nesąmonė, jam yra, oh my gosh, kaip man reikia. Tai va čia yra įdomus dalykas, kad tėvų pagrindinis darbas yra duoti vaikams nuoseklius kišenpinigius. O ar būna taip, kad vaikai tampa tėvų edukatoriais? Vienareikšmiškai.
Tik vaikai ir yra patys didžiausi mūsų mokytojai, kas galėjo pagalvoti, ne? Bet jie yra patys didžiausi mūsų mokytojai, todėl kad mes labai dažnai žiūrime į švietimo sistemą, ar ne? Negalime mokyti vaikų visų vienodai, nes mes esam skirtingo suvokimo. Finansinė esmė lygiai taip pat. Vieni taupūs, kiti išlaidūs, ar ne? Bet mes edukuojam juos vienodai. Negalime edukuoti jų vienodai. Tai ko pasiekoje tėvai, vėlgi tas aš grįšiu ar ne prie kišenpinigių, nes kišenpinigiai padaro vaikus būtent pagal jų suvokimą. Vieni taupo, kiti išleidžia, vieniems ilgiau užtrunka, kitiems trumpiau užtrunka, bet nuoseklus kišenpinigių mokėjimas yra pats didžiausias raktas būtent į finansinį suvokimą. Ir tėvų jo atveju gaunasi gal ir naudingiau? Atvirkštinis mokymas. Atvirkštinis mokymas, jo, galima ir taip pavadinti, bet žinai, jeigu tėvai duoda vaikams už tai, kad jie pasikloja lovą, labą dieną, krenta vaikams pinigai iš dangaus. Moka už tai, kad gauna 10. Apie ką? Čia yra pareigos. Čia tiesiog, aš savo vaikams aiškiai pasakiau, man nereikia to 10. Čia yra dėl tavęs. Jeigu tavo suvokimas yra toks, jog kam man to reikia, arba parnešti mamai, tu geriau pamiršk tą mamą ir kad reikia parnešti. Ne man to reikia. Aš savo 10 jau parnešiau ir viskas. Čia yra dabar tavo laikas, 12 metų, viskas. Bet tai va čia ir yra įdomus dalykas, kad kada mes stengiamės vaikams pateikti tam tikrus dalykus, patys neišmanydami, ar ne? Neišmanome, tai už ką jiems duoti pinigų? Nu tai pasiklojant lovą. Nu tai plaunant indus, nu tai dar kas nors. Ne. Elementari klasika. Tai ačiū Viktorija, kad pasidalinai su tėvais savo patirtimi ir žiniomis. Ir ačiū Jums, jog savo laiką skirėte Finansų akademijai.